Labas rytas iš gruodžio 6 dienos. Sveikinusi su jumis iš tokio truputėlį atšiauresnio, nelabai gražaus ryto. Ir šiandien yra antradienis, tai kol kas nieko labai nedarom, bet šiandien čiupsiu į lauką. Turėjom pirmą mikro sniegelį, iškrito pirmosios kelios snaigės, kuriuo aš net nespėjau užfiksuoti, nes jos tiesiog ištirpo, jas nuputė, nežinau. Žodžiu, tai va toks trečiadienio rytas, o dieve kaip savaitė eina. Tai tik norėjau su jumis pasisveikinti ir tęsiam šią dieną. Labuka dar kartą. Dabar yra mūsų pietų pertrauka ir aš norėjau tiesiog parodyti, ką... Tai jau nėra, kad labai dažnai taip darau, bet tokį gal mini idėją, gal jūs įkvėpsiu pasidaryti tokį dalyką pietų. Labai greita ir skanu. Paprasti paplotėliai, majonezas ar kitas padažas pagal jūsų pasirinkimą. Kalakuto krūtinėlę, kurią vakar nusipirkom, ir salotas. Tai va, nieko labai įspūdinga, bet pasidarom vrepus. Tai mums skanaus ir mes einam pietauti. Tai vat, norėjau greit su jumis pasidalinti, šiaip šitą dalyką dar parodysiu, nes, kaip minėjau, man atrodo, pirmame vlogmas, kad dar darysiu, kai tais visi daiktai, tokį mini Black Friday haulą, bet kažkaip šiemet labai lėtai keliauja visi siuntiniai. Tai truputėlį reikia palaukti, man atrodo, rytą ar poryt turėtų ateiti viskas. Planuoju padaryti, bet galvoju greitai, trumpai parodysiu vieną iš siuntinių, dėl kurio labai džiaugiuosi ir kurio labai laukiau. Atrodo, viduj taip, nieko labai įspūdinga. Užsakiau rankinę iš Coach, visai saugiai apvyniota. Apie kainą pakalbėsiu rytą ar poryt, kai filmuosiu visus daiktus. Aš tik norėjau trumpai greit pasidalinti. Apvyniota. Daug visokių popieriukų. Čia beveik misija neįmanoma greitai atpakuoti. Pažiūrėkit, kiek popieriaus vienam mažyčiam rankinukui. Ir dar radau. Dar spėju, viduj yra. Aišku, kad yra. Čia kaip tie klauniukai iš tos mašinos. Čia vis popieriaus ir dar yra. Ir vis dar yra. Testas, kad įtilptų telefonas. Telpa. Jau šitas rankinukas praeina. Šitas yra rankinukas va toks mažytis. Kaip rodžiau, tik telefoną įsidėti. Na ir aišku, kadangi jis yra platesnis, tai dar ir čia daugiau telpa. Vidus nieko labai įspūdingo. Coach ženkliukas viduj. Jokių atskirų skyrių nėra. Yra, pasirodo. Tai va, viduj yra čia pora mažų kišenyčių. Čia kokie kreditiniai tik įsidėti. Yra gale kišenytė. Yra va toks prisektas irgi, priekį irgi logo yra jų. Ir ateina kartu su rankinėlė. Kas man patinka, kad yra atskira kilputė prisekti. Rankinėlė yra reguliuojama, tai irgi labai didelis pliusas. Gali ir taip nešiot, ir taip. Tiesiog gali ją pasimti. Tai va toks mini vienas iš mano pirkinukų, kurį nusipirkau per Black Friday ir esu labai patenkinta ir laukiu, kada galėsiu jau pradėti nešioti. Šiandien visas vlogmas kol kas atrodo kaip kokia Aurytės virtuvėlė. Pradžioje rodžiau dieną tiesiog pietų kažkokie idėja, ką mes valgėm. Taip pačiai net truputėlį juokinga, bet tikiuosi jums patinka toks šiek tiek įvairesnis turinys. Kitom dienom stengsiuos parodyti kažką kitą, bet šiandien nieko labai neįvyko. Tiesiog mes atidirbom, dabar sėdžiu editinu ir galvoju, kad jau reikia pradėti vakarienę, nes yra po 7:11. Tai bet galvoju greitai dar, kad kažką kalėdiško įtarp. Šiandien galvoju padarysiu šituos imbierinius sausainius, kuriuos pirkau $3. Ir čia labai paprastai daryti, tiesiog reikia sviesto,
Ir vandens, ir orkaitės. Ir čia tik tais 12-14 minučių. Tai va, galvoju, kažką padarysiu su šituo. Paskui tada pristatysiu, ką jau vakarieniai darysiu. Einam greit užsimaišyti sausainius, pašaukti juos kepti, tada keliausim prie pagrindinės vakarienės. Nu tikrai, Aurytės virtuvėlė. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Jau sausainiukai pašauti į orkaitę. Tai dabar vakarieniai galvoju darysiu šitą dalyką, kurį vakar nusipirko. Čia teoriškai rašo, kad yra 5-6 porcijos, tai aš gal pusę sunaudosiu šitą. Ai, čia dar reikia įdėti maždaug 1 šaukštą aliejaus arba sviesto. Ir galvoju, kad nereiktų kepti vištienos, aš tiesiog papjaustysiu truputėlį krūtinėlės ir mėsytės nuo šitos vištienos. Dar galvoju, įdėsiu svogūną ir kelis pievagrybius. Ir aišku, išvirsiu prie viso šito ryžio. Tokia greita vakarienės idėja, manau. Išbandysim, ar šitas yra skanus ir vertas dėmesio. Nes esu truputėlį, ne truputėlį, esu dariusi tą chicken kaip ir masalą, kažkas tokio. Šiaip neblogai visai irgi gaunasi, aišku, ne tas pats yra, nes tu turi turėti daugiau gal tų prieskonių, bet iš tų dėžių kažkada esu rodžius irgi. Bet žodžiu sudarius, esam paskui pirkę jau gatavą iš Costco irgi padaryta, tai ten buvo. Stiek, aišku, restorano, to indų maisto niekaip nesubitins, bet o gal visai nieko. Čia dar rašo, kad yra 2 pipiriukai, tai galimai dar truputėlį ir su aštrumėliu. Čia visai tą darai. Tai gerai, einam pasidaryti viską, čia jaučiu ilgiausiai užtruks, kol tiesiog grįžiai išvirs net ir. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Tai vad galutinis variantas sausainių atrodo toks, jie tokie biški kietokie. Galvoju, kad bus minkštesni, bet nieko. Nusekiau tiesiog receptą. O vat vakarienė atrodo taip, iš tikrųjų truputėlį ragavau šito padažo. Iš tikrųjų buvo visai skanu ir gana panašu tai, ką gauni maždaug restorane. Tai gerai, mes einam valgyti ir susitiksim vėliau, kai atidarinėsim jau advento kalendorių. Adomas jau link purto tai yra galva, kad jau negerai. Žodžiu, bet tai yra jūsų mėgstamiausias vakaro šou, kas advento kalendoriuje. Piuč, man labiausiai smagus vakaro šou, bet nieko. Šiandien yra 6 diena, parodyk, kur yra 6 diena. Operatorių, prieikite, parodykite. Čia yra. Jeigu nematot, tai va, čia... O čia 6 ar 9? Kaip pažiūrėsi? Nesvarbu, jeigu ką. Ne, Auris, čia 9. Bet čia 9. Ištrauk kitą, parodyk. Žodžiu, kad čia kažkas parašyta apie kokosus. Nes čia yra parašyta vis kažkas apie kažkoks faktas. Iš tikrųjų neskaičiau. Gal reiktų. Kas šio vakaro meniu? Ir... dušo želė, kas? Ai, mes negavom tokią pačią daiktą. Ne, ten buvo avokadų skonė, o čia yra kokosų. Tai pauostam, kaip kvepia. Neduok man uostyti. Nenori? Nėra mano. Man gal avokadų labiau taip gaiviau, čia toks jaučias kaip kokosas alkoholis. Praustumėjai su pina colada, ne? Kažkas tokio. Toks kokosas alkoholikas biškutėlį. Bet nieko, aišku, sunaudosim, čia mes viską sunaudosim, nes čia yra visai naudingi dalykai, bet ir bus smagu išbandyti, bet toks šitas kol kas nėra mano favorite. Susitiksim rytoj.
Oi, man mažai kameros liko, tai tik norėjau greit pasisveikinti, labą dieną, iš gruodžio 7 dienos. Norėjau parodyti, kaip mus čipsas išvedė pasivaikščioti. Čia yra toks siauras praėjimas, kur ne visada čipsas nori eiti, tai va, aš jaukiuosi visada, kad ačiū čipsai, kad mus išvedė į lauką. Oi. Visai sunkus, kaip su viena ranka, ne? Mes visada per pietų pertrauką išeinam švęst čipsą ir čipsas vis maišos po kojų. Šis mažas, morkus šunelis. Tai va, tik norėjau greit pasisveikinti su jumis. Tai kol kas tiek. Žodžiu, šiandien tokia paprasta diena, niek neveikiam, niek nerodžiau. Ryte Tau tu taip pasisveikinti. suparalyžiuota, atrodo. Nes aš jaučiu kaltę, kad aš šiandien nieko nefilmavau, mes tik išėjom lauke, bet mes nieko ir neveikėm, mes atidirbom, tai būna tokių dienų, tikiuosi labai nesupyksit, bet toks gyvenimas. Bet ko tai negaliu praleisti advento kalendoriaus, nes jį tai reikia kiekvieną dieną atidaryti. Arba kas antrą galima. Ne, tai dabar, kai šiandien 7. O, da kokia didelė. Gerai, kad atidarėm. Kaip manai, kas čia bus? Garantuoju muilas. Blemba gali būti. Ne? Atspėjai. Bet koks skanus, skaniai kvepintis. Muilas, tikrai? Muilas. Nu, aš šiaip žinau, kad vienas muilas yra, todėl aš ir norėjau tą didesnį, nes ten irgi yra muilas, bet man pats čia gal net 2. Bet faktas, kad aš tada su ta kempinėlė pabandysiu, nes kvepia tai pavostyk. Nu, žiauriai gerai. Mes tokį turėjom kūno sviestą. Tai va. Tu atrodo, kad Harlem Shake padarai. Ne, bet užtad muilas skaniai kvepia, nors ir muilas, ir to mes arbatą laukiam. Taip pat, tai šiandien tiek toks labai biednas, kaip sakant, blogelis. Jūs nepyksta ir sutiksim tada rytoj. Doesn't matter if the snow is falling.